Jūs sakau, šiaip stenkitės 2 berelius. Tai dėt visada, man čia buvo dabar užėję, man tai būna. Aš žaidžiu. Žiauriai pradedu taikyti kažkokį dalyką, tarkim, check raise. Check raise ir kažkodėl mėnesį nustoju check raise. Nu va taip man užeina. Tai dabar buvau nustojęs double berelis visada yra gerai. Nes daug flautų išmuši, daug antruplovų išmuši. O aš pasiduodavau labai dažnai kažkodėl paskutiniu metu. Triple tai triple, bet double visada reikia įdėti. Nu čia standard, turnas. Vėl, ir va dabar nesvarbu koks riveris. Man dabar tai pildys riverį šiuo atveju, bet riveris, tarkim... Jo, situacija, kur setai reizina, straight. Jo, čia pati tobuliausia situacija, viskas flopė natsai išreizina, turne dar gaunu ir overį, o riverį nesvarbu, kad aš dabar pahitinau, bet nesvarbu koks riveris. Riverį dedi. Nu tik ne flushas ten, ne šeštas. Nu jo, tik ne tie handai, bet karalius, dama, džekas, viskas tinka. Sibetas. Turną betinam, niekas nesipildė visiškai. Ir riverį žinai, kad nelaimėsiu su dvietu. Nu, turėtum nelaimėti su dvietu. Ir bandai išblefuoti šitą vietą. Nu, turėjau foldint realiai. Bet dešimtuk, va čia va ta labai gera vieta. Čia grinai va ta šitą va mane mūsas išmokino, nu kad fišai reizina savo handus. Jie nemoka žaisti jų kitaip, tiesiog reizina. Tai čia tikrai dešimtukas kažkada sudėjęs. Turi kažkur sudėti lygiai taip pat setai dviporis. Ir man to įsikalti reikia. Čia lieka 7, arba, nu kažkas dar kito gali būti. Ta dvietą reikia versti į blefą, nes, pavyzdžiui, šito vietoje gali būti, jeigu čia yra karalius 7 siūtėt, tai gali būti karalius 4 kryžių. Ir aš turiu bandyti išmušinėti. Nes tu nežinai, ar pirmiausia su savo pora. Gerai, toj galėsime pažiūrėti. Bėgo defendinimą. Svarbiausia, ką aš to triple berelio reikia įsikaltinti tas elementarias taisyklės ir viskas. Nes nu man taip žiauru būna, kai stabdot ne vietoj, arba betinat ne vietoj. Man visiškai nesvarbu, jūs galim perėti per, nežinau, 100 turnyrų ir nei vieno nelaimėto triple berelio, bet jeigu jie visi gerai padaryti, tai tiesiog arba, nu tikrai būna, kad atsimuši kartais, arba būna, kad žmogus nesugeba išmesti savo trečios poros. Taip, čia standard, backdooras, kažkas, turnas, aišku, čia vėlgi standard. Ir riverį banda išmušinėti kažką. Nes irgi yra tų handų, kurie foldins. Tas pats lygiai dabar pagalvokit, ar čia rizikos kas nors turnyrinė gyvybė su 5-4. 5-6. Pilna handų. Ir vėl betį. Va čia vėl bus kaip pora paversta į blefą, man atrodo. Jo, va šito vietoje. Labai daug, manau, šito vietoje yra tūzų. Ai, čia ne tas. Čia nebesvarbu jau šito vietoje. Ir jeigu daugiausiai tieko, tai tu tada va šito vietoje verščiau porą į blefą. Betinčiau turną ir šovinčiau riverį. Jeigu būtų menų didesnis tiek. Bet čia tiesiog Hemas traktuoja kaip triple berelį, nors jam nieko neliko po riverio. Čia visiškai dzin. Kaip sakai? Ne, tik pažiūrėjau handą, kaip Ronautas kas buvo. Kitą savaitę turbūt galėsim pažiūrėti gal check raise-ų, kokiu nors, ką nors. Jo, check raise-ų bus galima. Nu, okei, flopės. Jis buvo to biškai žiūrės. Pre standard, flopės standard, turne. Visiškai standard, riverį overcardas. Ir viską pasiūlai. Nėra kito varianto, tai pasiūlyti viską. Mažai nepabetinsi. Bandai išmušinėti džeką 5-3, A5, A4, tokius handus.